ačiū turto savininkams, kurie daugelį metų įsigijo šį pastatą, investavo, ir Jonės Kempinskio komandai, kuri atėjo į Vilnių, kuri patikėjo Vilniumi ir kurie iš tikrųjų atvers naujas galimybės miestui bendrai, kur tarp visų pasaulyje esančių Kempinskio viešbučių jau yra įdėta reklama apie Vilnių, įdėtas Vilnius kaip adresas, kurį tikrai būtina ir verta aplankyti. Na, o paminėsiu, kad Vilniaus miestas džiaugiasi, kad pagaliau po kelių metų tokio sudėtingo laikotarpio viešbučiai grįžta atgal į Vilnių ir Vilniaus miesto tarybos toliau tęs politiką taikyti mažesnius turto mokesčius viešbučiams, visuomeniniam maitinimui ir be abejo mes tikimės, kad nacionalinė valdžia, tai yra šiandien parlamentas, atkreips dėmesį į PVM problemą, nes eksporto paslauga negali būti apmokestinta taip kaip kitos paslaugos ir aišku, tai sudarys galimybę pritraukti kuo daugiau ir turistų, ir be abejonės investuotojų į viešbučių verslą. Nes mūsų sostinėje 60 viešbučių, kurie aš metu turim, tikrai pagal dydį, pagal svarbumą regione yra per mažai. O kodėl viešbučiai svarbu? Kodėl visuomeninis maitinimas svarbu? Tai industrija, kuri kūrė praktiškai daugiausiai darbo vietų. Todėl ačiū, sveikinu visus su šią gražią akimirką ir linkiu sėkmės ir džiaugiuosi, kad pagaliau šis pastatas ir Kempinski yra Vilniaus miesto sostinė.